Sveiki, šiandien parodysiu, kaip pradėti naudotis Claude Code visiškai nuo nulio. Ir turbūt iš pavadinimo supratote, kad video yra skirtas pradedantiesiems. Jokios kodavimo patirties nereiks, jokio terminalo, viskas vyks tiesiog nemokamai Claude programėlėje. Ir pereisime 3 dalykus. Pirma, ko tu reikia, kad pradėtum. Antra, kaip atrodo pirmas paleidimas. Ir trečia, parodysiu 2 tikrus pavyzdžius. Susikursim landing page ir verslo išlaidų skaičiuoklę. Be jokio kodavimo, tiesiog rašydami lietuviškai, ko norime. Prieš pradedant 3 dalykai, kurių mums reikės. Claude Pro planas. 20 € per mėnesį, kadangi free planas Code funkcijos neturi. Antra, Claude desktop programėlė. Eini į claude.com/download, beje rasite visus linkus aprašyme, atsisinti Mac arba Windows versiją ir tiesiog įdegi kaip bet kurią kitą programėlę. Trečia, jei naudojasi Windows, tau reikės įdėti dar vieną programėlę pavadinimu Git. Tai nemokamas įrankis, eini į gitscm.com, beje vėlgi aprašyme visi linkai, spaudi next ant visų instaliacijos langų, perkrauni Claude programėlę ir tiek. Mac vartotojams to nereikės, kadangi viskas jau yra įrašyta ir keliaukime į mūsų pirmą paleidimą. Taigi atsidarome Claude desktop aplikaciją ir pirmas langas, kuris mums pasitinka, tai yra panašu kaip ChatGPT arba Claude, tai yra chatbotas, kuris galite klausti klausimų ir gausite atsakymų. Toliau mes matome viršuje 3 skirtingus stebus. Tai antras stebas yra Cowork, tai yra funkcija, kuri leidžia Claude veikti jūsų kompiuteryje. Mes beje kurime pilną video šią temą, taip kad nepamirškite pasekti mūsų kanalą. Ir šiandien mums reikės trečio pasirinkimo, kuris yra Code, kadangi mes vibe codinsime mūsų aplikacijas ir svetaines. Kai atsidaro šis langas, pirmas labai svarbus dalykas, kurį turite žinoti, kad kiekviena svetainė, kiekviena aplikacija, kiekvienas jūsų kūrinys turi būti naujame folderyje. Taigi jūs galite paspausti čia, Open folder ir sukurti naują folderį jūsų projektui. Prieš kuriant šį video aš jau sukūriau porą folderių, tai bus demo video, select a folder ir patvirtinti, kad Claude gali rašyti ir skaityti failus esančius tame folderyje. Trust workspace. Taigi pirmas žingsnis done, dabar metas pradėti kurti. Ir šiam video aš esu paruošęs porą demo ir turiu porą promptų. Tai pirma idėja buvo labai paprasta. Mes sukursime paprastą landing page verslui. Kadangi aš turbūt, manau, daugelis žiūrovų turite arba versliuką, arba freelancinate, arba šiaip norite išmėginti savo jėgas vibe codinant ir galime kartu peržiūrėti šį promptą, nes aš pasirinkau labai supaprastintą versiją, nes norėjau parodyti šiam video, kad nereikia labai daug detalių, kad Claude suprastų jūsų idėją. Taip, kad sukurk modernų landing page mano AI bendruomeniai pavadinimu AI Creator Lab. Reikia patrauklios antraštės, trumpo aprašymo, 3 punktų sąrašo su nauda, e-mail registracijos formos, modernaus dizaino, mobile responsive, beje šie promptai veiktų šiek tiek geriau įrašytumėt angliškai, bet šiam pavyzdžiui pasirinkau lietuviškai, kad parodyčiau, kad lietuviškai irgi veikia. Ir sukurk vieną HTML failą, kadangi tai labai paprasta platforma ir paprasta svetainė, spaudžiam Enter. Ir Claude Code pradeda dirbti. Jūs savo Claude Code lange matysite visą procesą, kas vyksta, kiek užtrunka ir kiek tokenų tai kainuoja. Beje, tai nėra papildomi tokenai, šie tokenai įeina į jūsų mokamą planą. Ir jeigu jūs naudojate Claude Code pirmą kartą, jums iššoks langai, kadangi jūs turite patvirtinti, kad Claude gali dirbti su jūsų failais. Ir beje, šis nustatymas yra štai čia. Jūs galite pasirinkti funkciją As Permissions, tada Claude'as tiesiog labai dažnai jūsų klaus ir jūs turėsite patvirtinti. Šiuo atveju aš pasirinkęs Accept Edits, tai reiškia, kad Claude'as tiesiog dirba ir mes daug neklausinėja. Aš toliau pasakosiu apie Plan Mode prie sekančio pavyzdžio. Taigi mes turime jau savo svetainę ir kas labai gerai pradedantiesiems, jūs turite Preview Mode. Tai ką jūs kurite po kaire, jūs matysite rezultatą po dešinę. Taip pat žymiai lengviau tobulinti jūsų idėjas. Taigi pažiūrim, ką Claude Code sukūrė. Sakyčiau, visai neblogas rezultatas iš poros sakinių. Ir beje, po pirmo jūsų rezultato jūs visada galite paprašyti pataisimų, patobulinimų, pagražinimų. Tai pavyzdžiui, aš turiu pasiruošęs dar vieną promptą. Padidink antraštę dvigubai, mygtuką padaryk ryškesnį, pridėk gradient efektą ir hover animaciją. Taip pat pridėk mažą social proof sekciją po formos, nors ir taip šiandien yra viršuje. Pažiūrime, ką pridės, ką nuims. Spaudžiam Enter ir jūs matote, kaip greit Claude Code dirba. Mes turime visus pakeitimus, antraštė padvigubinta, taip matau didesnė, mygtukai ryškesni, social proof sekcija po formą. Taigi pasižiūrim, kaip tai atrodo. Mano manymu atrodo jau šiek tiek geriau. Pavažiuokime į apačią. Taip, mes turime social proof, didesnė antraštė ir dabar labai madingų šiuos tokius Apple gradient mygtukus. Beje, jeigu jums labai sunku paaiškinti Claude, ką jūs norite pakeisti, taip pat viršuje mes turime šią rodiklėlę, pelytę, kur jūs galite pasirinkti elementą, kurį jūs norite pakeisti. Pavyzdžiui, noriu pakeisti šį elementą kampe, bet nemoku apibūdinti. Tai tiesiog paspaudi ant jo, eini į chatą ir tiesiog sakai, ką nori pakeisti su šiuo elementu. Pavyzdžiui, pašalink. Ir po poros sekundžių šio elemento nebėra. Beje, su Claude Code galite kalbėti kaip su draugu, nereikia labai oficialios kalbos, nereikia per daug tiksliai paaiškinti, ką norite, tiesiog apibūdinkit, ko norite, paprasta lietuviška šnekamąja kalba ir sakyčiau 99%, kad Claude'as supras. Taigi keliaujame prie mūsų sekančio demo ir pakalbėsime apie kitas papildomas funkcijas. Tai jeigu norit pradėti naują projektą, spaudžiam New Session,
Naujam projektui pasirinkame naują folderį, tai Open Folder, Demo 2, Trust Workspace ir vėl mes turime tuščią langą, kur mes galime kurti, ką tik mes norim. Tai antras demo bus šiek tiek kitoks, mes sukursime savo asmeninį įrankį, taip kad įpeistinu savo promptą, sukur paprastą išlaidų skaičiuoklę skirtą sekti verslo prenumeratas ir vėl mes paaiškiname, ko mes norime iš šio projekto. Bet šį kartą prieš kuriant šią platformą aklai, mes galime įsijungti Plan Mode. Tai reiškia, kad Claude perskaitys jūsų pilną užklausą ir pateiksim detalų planą. Jeigu jums patiks planas, jūs galite pradėti kurti. Jeigu planas jums nepatinka, jūs toliau galite tobulinti šią idėją šiame pačiame čate. Ir tai yra labai rekomenduojama funkcija, ypač jeigu jūs kurite kažką labai sudėtingo arba jūsų planas yra labai mažas, jūs neturite daug tokenų, kadangi jeigu jūs kursite idėją aklai iš poros sakinių, daug šansų, kad ta idėja nepavyks jums tobulai iš pirmo karto. Ir kiekvienas bandymas jums kainuoja tokenus. Beje, jeigu mes kalbame apie tokenus, po dešinę jūs galite išsirinkti planą. Tai šiuo metu mes naudojame Opus 4.7 ir Extra High, kas reiškia, mes naudojam gan nemažai tokenų, bet taip pat mes gaunam geresnį rezultatą. Jeigu jūs naudojate pigesnį planą, aš rekomenduoju pasirinkti pigesnį modelį, pavyzdžiui, Sonnet 4.6, bet dažniausiai pačiame pirmame kūrybos etape aš naudoju gan aukštą planą, kadangi aš noriu, kad pirminė idėja gautus kiek galim geresnė. Vėliau, kai jūs darote mažus patobulinimus ir mažus pakeitimus, naudokite pigesnį planą, taip sutaupysite pinigų. Taigi, pažiūrime, ką Claude Code suplanuos pagal mūsų idėją. Spaudžiam Enter, Go, nežinau, kaip tą mygtuką vadinate? Daryk, let's go. Ok, pažiūrim. Pagal idėją dabar Claude skaito mūsų užklausą ir pasiūlys mums, kaip tai įgyvendinti geriausia. Kol mes laukiam, priminsiu, nepamirškit prisijungti prie AI Startas bendruomenės. Linkas yra aprašyme, kol kas tik 5 eurai pirmiems 100 žmonių ir ten mes kalbam apie AI, apie naujienas ir taip pat mes stengiamės jums padėti tobulėti šiame AI pasaulyje. Taigi, mes turime mūsų planą, pažiūrėkime po dešinę. Verslo prenumeratų išlaidų skaičiuoklė. Mes matome viršuje mūsų pasiūlytą funkcionalumą. Tai visus mygtukus, kaip kas veikia, visą matematiką, visą logiką. Matome dizainą, spalvas, tai jeigu jūs kurite šią platformą savo ir jūs turite labai aiškią idėją, jūs galite perskaityti šią informaciją ir jeigu jums idėja patinka ir jūs norite tęsti, jūs galite spausti Accept arba Accept with Auto Mode, jeigu nenorite daug atsakinėti klausimų. Jeigu idėja visai nepatinka, jūs galite Rejectint, o jeigu jūs norite kažką lengvai patobulinti, galite Revise ir pakeisti šią idėją šiek tiek. Tarkim, man ši idėja patinka, kadangi mes darom tik tai demo, spaudžiam Accept ir žiūrim, ką mums padarys. Ir štai mūsų pirmieji rezultatai. Beje, galima uždaryti Plan Mode dabar, kadangi planavimas baigtas. Jeigu jūs norėsite grįžti ir pažiūrėti Plan Mode, beje, rasite visus mygtukus čia. Plan Mode, failai. Jeigu norite daryti terminalą, pavyzdžiui, galite daryti terminal langą, bet manau, šiam video palikime ties šią aplikaciją. Ir štai mes turime savo įrankį ir galime jį išmėginti. Ir turbūt, jeigu žiūrite šį video naudojatės Claude, tai rašome Claude, 20 eurų, pasirenkam kategoriją AI įrankiai, pridėti. Ir štai puikiai veikianti platforma, per metus išleistume 240 eurų, kas yra šiek tiek baisu. Ir jeigu, pavyzdžiui, atsisakote paslaugos, galite spausti X-iuką ir nėra išlaidų. Tai yra, sako, labai paprastas demo suprasti pagrindas. Ir kai susikuriat savo dashboard arba savo įrankį, jūs visada galite pažiūrėti savo kompiuteryje, nueiti tą folderį, kuriame jūs sukūrėte ir jūs turėsite index failą. Jūs galite atidaryti jį ir tai atidarys jūsų projektą naršyklėje. Taip, kad jūsų projektas veiks, taip pat veiks bet kokia skaičiuoklė ir bet koks įrankis jūs sukuriat. Jūs galite atsidaryti ir tai veikia jūsų naršykliai. Taigi pabaigai noriu pasakyti ačiū, kas pažiūrėjote šį video. Toliau mes kursime šiek tiek labiau pažengusius video apie cowork, apie programavimą, apie projektų kūrimą. Taip, kad nepamirškite pasiekti mūsų kanalą ir prisijunkite prie mūsų AI Startas bendruomenės. Sutiksime kitą kartą.